Kągi, labas vakaras. Matau, wow, jau 57 prisijungė pas mūsų Aurimai. Sveiki, gyvi. Tai norėtume pirmiausia pasitikrinti ryšį, ar mes pakankamai gerai girdimės, kad galėtume su jumis šiandien pabendrauti šią valandėlę su šiek tiek laiko. Matau, dar žmonės jungiasi, tai lūktelkime dar keletą minučių, kol pasijungs likusieji dalyviai. Okay, labas vakaras, matau, kad rašom, kad vėluojam, mes nevėluojam, lūktelėme tiesiog likusių pasijungti žmonių. Kiek truks visas webinaras, klausia Gest. Na, iš esmės turėtume valandą, gal šiek tiek ilgiau negu valandą užtrukti. Aišku, jeigu turėsit daugiau klausimų, tai mes mielai užtruksim ilgiau juos atsakinėjant, bet maždaug toks laikas. Tai tikiuosi, kad dabar girdimės jau. Jeigu girdimės, duokit mums Aurimų kokių nors ženklų čiate, šypsenėlėm, pliusiukais ar kažkuo, kad mes pamatytume, kad girdimės. Šiek tiek ryšys, žinau, kad vėluoja, kol jūs įgaunate iš mūsų pusės, bet va, užtruko lygiai 2 sekundės, pagal tai galima spėti, kiek ilgai vėluoja ryšys. Tai ką, tai labas vakaras visiems susirinkusiems, dar kartelį, daugiau žmonių prisijungė ir pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad esate šiandien su mumis ir kad skyrėte ketvirtadienio vakarą, tokį mažai savaitgalį, galima sakyti, tam, kad vakare šiek tiek pabendrauti virtualiai ir išgirsti keletą idėjų, kurias Aurimu norėtume pasidalinti su jumis. Tai Aurimai, kaip tik, irgi tau. Taip, iš tikrųjų labai smagu, kad jūs taip aktyviai visi dalyvaujat. Kaip nepaslaptis, nekilnojamas turtas dabar yra labai ant bangos, ar ne, visi domisi, investuoja ir džiugu, kad ir jūs radot laiką prisijungti ir paklausyti idėjų, tai ką darome mes, ką daro mūsų draugai ir pažįstami, kur mes investuojam ir tikimės, kad tos idėjos, kurias papasakosim šiandien, jums bus galbūt naujos, galbūt jūs kažką naujo atrasite savo, o galbūt pritaikysit ateičiai savo veikloje. Tai leiskite prisistatyti, truputėlį papasakoti apie save, kad galėtumėm papasakoti plačiau apie save, ką mes darom ir nuo ko viskas prasidėjo. Tai aš pats esu baigęs Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetą. Jį baiginėjau pakankamai ilgai, studijavau 9 metus, nes tuo metu dar dirbau ir ta patirtis darbinė man nelabai leido laiku pasibaigti mokslus, nes tuo metu galvojau, kad būtent darbas yra tai, kas mane veža, o mokslai galėtų šiek tiek palaukti. 2007 metais buvo mano pirmoji investavimo patirtis. Tuo metu kartu su tėčiu investavome į investicinius fondus, kaip tikriausiai nemažai ir jūsų tuo metu buvo susidomėję, nes tikrai buvo fondai pakilime ir mes ten per mėnesį, atsimenu, dar tais laikais uždirbdavom po 500 litų, po to ir po 1000, tai trynėm rankutėm, plojom, viskas buvo, atrodo, labai gerai. Taip pat tais pačiais metais investavau ir į Forex.
Ir viskas iš tikrųjų buvo labai gražu, labai kilo kiekvieną mėnesį, bet greitai viskas ir pasibaigė. Ir taip atėjo 2008 metai, kada įvyko mano pirmasis bankrotas. Tai, tas bankrotas tai nebuvo tas tikrasis bankrotas, kaip bankrutuoja žmonės dabar, bet tuo metu tiesiog į tą patį Forex investavau ne tik savo, bet ir savo draugų pinigus ir juos praradau ir buvau didelė minuse. Na ir be abejo, aš tų pinigų neturėjau. Tai iš tikrųjų man pagelbė mano tėvai, kurie už mane uždėjo, tai pasakykim, tuos pinigus ir tai buvo, man labai didelė pamoka, didžiulis įvykis ir kaip aš vadinu, mano pirmasis bankrotas. Metais aš įkūriau pirmąjį savo verslą, tai buvo skaitmeniniai žurnalai Zine.lt. Mes kartu su draugais juos pristatėm ir buvo tikrai smagus laikas ir labai puikia patirtis, kai šalia savo įprasto darbo imi darai kažkokį tai naują projektą, produktą, kurį ieškai investuotojų, kartu dirbi su dizaineriais, pardavinėji ir tai labai buvo įdomus metas. Vėliau aš pradėjau dirbti telekomunikacijų bendrovėje Tele2, kur dirbau berods 3,5 metų. Tai buvo irgi labai įdomus laikas, todėl kad buvom pakankamai didelis kolektyvas prieš darbuotojų kitose telekomunikacijų bendrovėse. Vėliau aš perėjau į reklamos agentūras ir sėmiausi patirties ten. Na ir 2009 buvo pakankamai įspūdingas metas, nes būtent pradėjęs 2009 baigiau universitetą, pagaliau gavau diplomą ir tai buvo kartu ir lūžio taškas, nes išėjau iš samdovo darbo ir kartu su savo žmona įkūrėm savo šeimos verslą. 2014 metai pasižymėjo tuo, kad pradėjau labiau domėtis asmeniniais finansais, nepaslaptis, kad kai turi savo verslą, tai visus pinigus investuoji į jį ir pirmieji metai taip ir buvo iš tikrųjų, kad visi uždirbti pinigai keliavo vėl toliau, investuodavosi į tą pačiam versle, į prekių papildymą ir panašiai. Tai 2014 metai buvo tie metai, kada pradėjau labiau domėtis, kaip man tuos pinigus sukaupti, kaip man juos atidėti, kaip man juos apsaugoti, kaip juos investuoti. Ir 15 metai buvo, gal sakykim, 14-15, tai buvo tie metai, kada Jūrius tikriausiai irgi prisiminsi, milijonieriaus mąstymas atvyko į Lietuvą. Ir tai buvo tas, sakykim, pirmasis seminaras, didžiulis, tuo metu atrodo 900 žmonių susirinko, kur, iš tikrųjų toks buvo kaip didžiulis spyris į užpakalį. Vis tiek reikia imti ir veikti, nes dažnai, kaip sakyti, kažkur išgirsti idėją, kažką pamatai, sužinai, bet tu nepradedi nieko daryti. Tai iš tikrųjų tas seminaras buvo tas, kuris privertė, užmotivavo, užnorino imti ir veikti ir nuo to prasidėjo iš tikrųjų mano kelionės tobulėjimo link. Na ir šiuo metu aš turiu 5 intrendinius projektus, ir kartu su šeima nuomojam 5 nekilnojamo turto objektus. Ir mano portfelį sudaro nekilnojamas turtas, žaliavos, peer-to-peer, investuojam į peer-to-peer paskolas ir infoverslas. Tai pagrindiniai produktai, į ką labiau koncentruojasi. Ir pats domiuosi marketingu, verslo kūrimu, startupais ir nekilnojamu turtu. Tai tiek trumpai apie mane. Ačiū, Aurimai. Matau, kad kai kurie rašot, kad nesigirdi arba ten dingsta vaizdas ar panašiai, tai ko gero tai yra dėl jūsų ryšių galbūt trikdžių ir tiesiog persikraukite iš naujo, persijunkite ir turėsite galimybę ko gero mus pamatyti. Aš tuo pačiu norėčiau pasitikrinti, ar vaizdas, tai yra tai, ką matote ekrane, jums yra matomas, turite matyti skaidres ir ne mūsų veidus mes savo veidais ekranų jums neustosime, mes manome, kad informacija yra svarbesnė ta, kurią mes norim pateikti. Ir dar sutarkime vieną tokį paprastą dalyką. Keletas paprastų taisyklių, kurios galios šitam webinarui.
Čiatas, kuris yra dešiniai pusėje, yra skirtas jūsų konstruktyviam bendravimui su mumis. Tai reiškia, kad jisai yra skirtas jums užduoti klausimam, kuriuos galbūt jūs turėsite arba norėsite pakomentuoti kažkokias idėjas, kurias mes sakysime, bet jisai nėra skirtas jūsų asmeniai kažkokia reklamai, kaip dabar pamačiau čia jau kažką tais besireklamuojantį, ar kažkokiem šiaip laisvom blevizgom apie tai, kad ten kažkas tai oras blogas, ten lietuviai pralaimėjo, ar kažkam tais ten geografija per ilgai nepatinka, nes tam mes čia susirinkome, kad pirmiausia pasidalinti su jums idėjomis, jūs atėjote tam, kad skirti laiko jūs išgirsti ir jeigu kažkur tais jums kažkas, tai sakykime, toje vietoje tikitės kažko tais kito, mes suprantame, kad galbūt tai ne visiems yra ta informacija ir galite, aišku, bet kada atsijungti nuo to webinaro, bet tų, kas išlauksis iki galo ir kas matote iš tiesų vertę tame, mes esame jums pabaigo kaip tik paruošę keletą dovanėlių, tad tikimės, kad ta informacija bus jums naudinga. Tai štai tokios paprastos taisyklės, netrukdykime vieni kitiems tuščiais rašinėjimais čiate, o naudokime jį kaip bendravimo priemonę, kad pasitikrinti tam tikrą informaciją, kurią gauname, atsakyti į klausimus ir tokiu būdu padėti vieni kitiems geriau įsisavinti tą informaciją. Tai trumpai apie mane, persibėgsiu ir aš tą informaciją apie save pateikdamas tam tiesiog, kad jūs šiek tiek galbūt pamatytumėte, ar verta klausytis to, ką mes norim papasakoti, nes galim kiekvienas galbūt pasakoti įvairias idėjas, bet kodėl verta mūsų pasiklausyti, būtent dėl to šiek tiek apie save čia ir noriu jums pradžiai papasakoti. Tai kai kas mane žinote, Jurijus Slavas, matėte ir mūsų webinaro puslapį, kas tą webinarą ves. Šiaip mano specialybė yra informacinės technologijos ir mokymai mano gyvenime atsirado gerokai vėliau, bet šiuo metu tai yra viena iš pagrindinių mano veiklų. Nors pirmas verslas jisai buvo kaip tik 2002 metai, informacinės technologijos, aš buvau programuotojas ir galvojau, kad mano yra pakankamas tam, kad verslas būtų sėkmingas, tačiau pasirodo, kad visiškai to nepakako ir aš iš tikrųjų bankrutavau 2005 metais, ne kaip fizinis asmuo, bet mano pirmoji įmonė bankrutavo ir tai buvo labai gera pamoka, parodžiusi, kad nepakanka turėti žinių ten savo sferoje, būti gerų specialistų, bet asmeniai finansai ir investavimas ir verslo kūrimas yra toli gražu ne tas pats, kai kas kita. Būtent dėl to aš pradėjau gilintis į tas temas ir mano rankas pateko keletas knygų, tokių kaip Turtingas tėtis ir vargšas tėtis, investavimo vadovas ir būtent tenais man atsivėrė akis į investavimo pasaulį. Arpe po to savo pirmojo bankroto teko semtis patirties ir valstybinėse įstaigose, stambiose kompanijose, dirbant įvairiose pareigose ir vėlgi grįžau prie savo verslo. 2007 metai mes su žmona įkūrėme vėl savo verslą ir šiuo metu turime jau jų ne vieną, bet taip pat tais pačiais metais pradėjome domėtis investavimu ir nežiūrint to, kad 2008-2009 metai buvo krizė, ko gero dėka to, kad jau buvom pradėję tą mokymosi kelią, mums pavyko pakankamai sausais išplaukti iš krizės, aš netgi sakyčiau net labai sausais ir turėti pakankamai gerą gražą savo investicijų tuo metu. Tai kaip ir minėjau, šiuo metu turiu 3 savo verslus, vienas iš jų vis dar yra informacinių technologijų, bet mano pagrindinė aistra ir gero tas dalykas, kurį daryčiau visą gyvenimą, tai yra būtent mokymai, kur save ir atradau pats tiesiog bendraudamas, mokydamas to, ką pats sužinojau apie investavimą ir tuos dalykus, ką pats praktikoje ir darau. Tai nuo 2007 metų štai mūsų ta šeimos investavimo istorija ir tęsiasi ir mūsų portfelis pagrindė šiuo metu yra nekilnojamas turtas, žaliavos, vertybiniai popieriai, čia gal tos tokios pagrindinės turto klasės ir infoverslas, čia, kaip pasakyčiau, verslų priskirčiau tą dalyką, tai jų yra kaip tik keletas. Ir mano to viso finansinio tobulėjimo kelyje labiausiai man kaip tik ir padeda Roberto Kiyosakio idėjas ir jo metodikos. Būtent dėl tos priežasties prieš gerus 6 metus priėmiau sprendimą tapti jo komandos nariais, išmokti tos metodikos, pagal kurią jisai moko žmonės finansinio raštingumo ir štai taip dabar mes esame būtent Starfish Academy, kur viena iš metodikų, kurias naudojame ugdant žmonės finansinio raštingumo ir yra Roberto Kiyosakio. Ir aišku, coachingas tai yra tas dalykas, kuris irgi man padeda perteikti tas žinias kitiems mūsų mokymų dalyviams. Tai štai tokia patirtis yra mano, tokia patirtis yra Aurimo ir visą tai pasakojame ne tam, kad čia pasipuikuoti kažkuo tais arba ten pasiverkti dėl bankrotų, bet tam, kad parodyti, kad mes nieko nesiskiriame iš esmės nuo jūsų, mes esame lygiai tokie patys žmonės, kurie turi kažkokias profesijas, turi kažkokias savo istorijas, turi kažkokius pasiekimus, kurių tikrai turite ir jūs ne vieną, bet lygiai taip pat, ko gero, kaip ir visi jūs, taip ir mes, turi tam tikrų savo tikslų,
tam tikrų svajonių ir ieško būdų, kaip tuos tikslus pasiekti efektyviau ir greičiau. Tai šiandien mes kaip tik ir norime su jumis pasidalinti keletų idėjų, kurios galėtų šiek tiek kitokių kampų pažvelgti, padėti jums į jūsų tikslų siekimą, tų materialių tikslų siekimą ir neįklimpti į tas standartinės pinklės, kurias įklimpsta daugelis žmonių, bet atrasti kitokius būdus, kaip tos tikslus pasiekti. Jeigu trumpai apie ką mes norėtume šiandien su jumis pakalbėti, tai pradžiai būtent yra, kodėl apskritai mes kalbam apie nekilnojamąjį turtą, nes investavimo yra skirtingų būdų daug ir aš parodžiau jums, kad ir mūsų portfelyje yra ne vienas iš jų, bet kodėl būtent apie nekilnojamą turtą mes kalbame. Lygiai taip pat keletas idėjų, pirmoji, pavyzdžiui, kaip nemokamai galima būtų pasididinti savo gyvenamąjį plotą, jeigu jisai jums šiuo metu yra per mažas. Taip pat, kaip nemokamai įsigyti naują automobilį lizingu. Iš tikrųjų, dažnai būna žmonės nori įsigyti naują automobilį ir paprasčiausias dalykas būna sudaroma lizingo sutartis, tai mes pateiksim tiesiog plačiau papasakosim, kaip jūs galite įsigyti nemokamai. Lygiai taip pat, kaip įdarbinti savo pinigus, kuriuos, jeigu šiuo metu turite kažkur banke, tai greičiausiai už tą indėlį gaunate 0 arba netgi -procentų, tai kaip galima būtų gauti bent jau ne minus, o plus 6% ir daugiau per metus. Taip pat papasakosim, kaip nemokamai gyventi prabangiame name, tai bus realūs pavyzdžiai, ne kažkur išgalvoti, o iš paimti konkretus su skaičiais ir pavyzdžiais. Ir taip pat idėja apie tai, kaip galima išnaudoti tokią magišką taisyklę, 1+1, mokykloje visą laiką moko, kad lygių 2, mes parodysim jums, kad gali būti lygių ir 3 ir 4. Tai štai tokios temos ir dar taip pat, aišku, nuo kogi pradėti tuomet, gausit idėjas, kurios iš esmės yra skirtos daugiau konkretiem tokiam praktiniam tikslam, panaudoti tą idėją, kad pasiekti vieną arba savo kitą tikslą, kaip matote, ar plotą pasididinti, ar automobilį įsigyti. Bet nuo ko pradėti apskritai investuoti nekilnojamą turtą, kaip tik galėsim papasakoti jums keletą tokių idėjų, kurias galėsite panaudoti. Tai štai tokios temos yra tos, kurias norėtume jums papasakoti. Tai mūsų klausimas pirmiausia, ar tokia dienotvarkė tinkama jums, ar tos temos yra tinkamos jums ir ar jums aktualu išgirsti šitas idėjas, kaip pasiekti kažkurį tais iš šių tikslų. Jeigu taip, tuo pačiu ir pasitikrinsime, ryšys nedingo, savo pliusiukais, šauktukais tinka. Super. Tvarkoj, tai galim tuomet judėti ir kaip tik pradėti nuo to, kodėlgi verta rinktis tą nekilnojamą turtą apskritai, nes, kaip ir minėjau, investavimo instrumentų yra daug ir įvairių. Ir kodėlgi tuomet nekilnojamas turtas? Nes daugelis žmonių galvoja, kad nekilnojamas turtas arba reikalauja daug pinigų ir ten investuoti reikia tik tais tada, kai turi ten krūvą pinigų kažkur tais ten pasidėjęs maišais. Arba atvirkščiai, kad nekilnojamas turtas ten jokios didelės grąžos negeneruoja. Tai kodėl tuomet nekilnojamas turtas? Kodėl verta jį rinktis? Pirmiausia, todėl, kad nekilnojamos turtos brangsta vertėje. Atrodytų, dabar manęs klausėte, tai kaip brangsta, jeigu čia krizė buvo, nukrytęs kainos buvo ir taip toliau. Žinoma, visą laiką yra svyravimai, bet kurio rinkoje, ekonomikoje taip yra, bet jeigu pasižiūrėtume, yra miestų pasaulyje, netgi kuriuose, nežiūrint įvairių, sakykime, ten svyravimų, nekilnojamo turto kainos nuosekliai auga. Ir toje pačioje Lietuvoje, jeigu pasižiūrėsite, ko gero sutiksite, kad jeigu lyginsime, tarkim, Vilniaus kainas ir kokią nors ten, nežinau, Kėdainių kainos, tai vienam mieste jos auga gerokai sparčiau, kitam galbūt ir iš viso yra nepasikeitusios jau ten keletą metų, 5-6 metus. Tai iš esmės nekilnojamo turto vertė ir dėl žemės ribotumo ir dėl poreikio žmonėms kažkur gyventi, jinai visą laiką išlaiko tą vertę ir brangsta. Tai pirmas dalykas, dėl ko. Lygiai taip pat dėl to, kad nekilnojamas turtas yra viena iš nedaugelio turto klasių, kur jūs galite susikurti stabilius pasyvių pajamų srautus. Reiškia, kad nekilnojamo turto investicijos gali jums be didelių kažkokių tais rizikų, be didelės kažkokios tai darbo poreikio, be didelių pastangų, iš esmės sukūrus kartą duoti pasyvius pajamų srautus pakankamai stabilius su tam tikrais nedideliais svyravimais. Ir dėl to, kad tai yra būtent ta turto klasė, kur jūs galite
pasiskolinti pinigus, užstačius savo turtą nekilnojamą ir tokiu būdu išnaudoti didelį svertą, banko pinigus arba, sakykime, kitų skolintojų pinigus, dėl to, kad bankai labai mėgsta nekilnojamą turtą. Jie labai mielai duoda pinigus, jeigu yra užstatomas kažkoks nekilnojamas turtas, jeigu jo vertė atitinka jūsų prašomą pinigų sumą. Tai aš čia dar pridurčiau, kad tai yra nekilnojamas turtas, yra ta turto klasė, arba vienintelė turto klasė, kuriam bankai skolinas. Jeigu jūs nueisit į banką, sakysit, va, norėčiau investuoti į auksą ar sidabrą, gal galėtumėt man čia paskolytę duoti, ar ne, tai be abejo bankas jūsų nefinansuos, arba jeigu sakysit, norėčiau va čia į fondus įmesti, va čia Apple akcijų truputėlį nusipirkti, tai be abejo, kad į jūs bankas tikrai rimtai nežiūrės. Taigi nekilnojamas turtas būtent dėl to, trečioji priežastis. Dar viena priežastis, kad iš esmės investuojant į nekilnojamą turtą, jau sukūrus savo tos objektus, kuriuos galite paleisti nuomai, apie ką mes ir kalbėsime, iš jūsų nereikalaujama aktyvaus dalyvavimo. Tai jums nebūtina būtinai visą laiką būti nekilnojamam savo objekte, nekilnojamo turto kažkaip jį administruoti, tam galite pasisamdyti net nebūtinai įmonę, o vieną kitą žmogų, kuris už nedidelį mokestį galės tai daryti už jūs. Iš esmės, jums net nereikia kurti kažkokios didelės verslo sistemos tam, kad iš nekilnojamo turto gauti pajamų. Galima, aišku, sakyti, kad verslas dar didesnės pajamas gali turėti perspektyvų duoti jums į jūsų kišenę ir generuoti, bet tam reikia ir žinių daugiau, ir laiko, ir sistemas sukurti. Tai nekilnojamas turtas to aktyvaus dalyvavimo turi gerokai mažiau, reiškia, teisingai pasirinkus objektus, teisingai juos pristačius ir išnuomavus, jūs iš esmės galite gulėti kaip šitas medinis žmogeliukas ant sofkutės ir gauti pasyvias pajamas, laiks nuo laiko tik tais pabendraudami su jūsų nuomininkais arba turėdami daugiau objektų, netgi ir to dalyko neturėti, o tiesiog administravimą perleisti kitiems žmonėms. Dar vienas vėlgi aspektas, dėl ko nekilnojamas turtas yra vertas, kad apie jį būtume kalbama, yra tai, kad jį galima lengvai perleisti. Vaikams, antrai pusiai, belekam, kam tik tais norėtumėte. Iš esmės, kaip štai šito raktuko perdavimas, taip jūs galite perleisti. Savo kažkokio, sakykime, ten samdomo darbo jūs neperleisite, savo banko sąskaitos pinigų turinčių galite perleisti, bet vėlgi paveldėti tos pinigus tenais po to prasideda visokie niuansai. Tai nekilnojamas turtas yra pakankamai lengvai perleidžiamas ir tokiu būdu jūs galite vėlgi jį perleidinėti savo ateinančioms kartom. Ir vieną kartą padarytas, jeigu tai yra teisingai pasirinktas nekilnojamo turto objektas, aktyvas, iš esmės jisai gali būti visam gyvenimui. Aišku, jeigu jūs atstovaujate tą stovyklą žmonių, kurie kuria pasyvių pajamų srautą, o ne ieško būdų greito didesnio uždarbio, perkant pigiai, parduodant brangiai, tai iš esmės vieną kartą sukūrus aktyvą nekilnojamo turto, jisai gali jums nešti pajamas visą laiką, kadangi iš esmės nuomoti nekilnojamo turto jūs galite visą laiką, kadangi žmonių, kuriems reikės būsto ir kurie nenorės jo pirkti, visą laiką bus dėl skirtingų priežasčių. 50% Lietuvoje yra skyrybos, taip, kažkur tais ir pasaulyje. Tai viena iš šitų priežasčių vien jau yra tai, kad visą laiką atsiranda žmonių, kuriems reikia nuomotis būstą, nes išsiskyrė ir štai, tarkime, jiems reikia kažkur tais gyventi. Dėl to, kad galbūt nenori rizikuoti, nenori prisimti paskolų, lygiai taip pat gali būti priežastis, galbūt laikinai atvyko metams ar trumpesniam laikui į miestą ir nenori imti paskolos. Taigi daug priežasčių, dėl ko nuoma visą laiką bus reikalinga ir visą laiką bus žmonių, kurie norės nuomotis. Tad turint tokius objektus, jūs turite aktyvą, galima sakyti, visam gyvenimui. Matau klausimą, kas yra NT aktyvas? Aktyvas tai yra, kitaip tariant, jūsų pajamų šaltinis, kuris be jūsų pastangų neša jums pinigus į jūsų kišenę arba vieną kartą padarius kažkokį veiksmą, neša pinigus daug kartų. Kaip tariant, aktyvai tai yra viskas, kas duoda pinigus į jūsų kišenę. Tai NT tai yra nekilnojamo turto, būtent investicinis objektas, kuris duoda jums pinigus į jūsų kišenę be jūsų pastangų. Na ir dar viena priežastis yra skirtumai lyginant su kitom turto klasėmis, kurias galime investuoti. Štai čia pabandėme parodyti tos skirtumus. Jeigu pasižiūrėsime pagal keletą tokių parametrų, nekilnojamas turtas, vertybiniai popieriai, tai yra akcijos, obligacijos ir santaupos jūsų tiesiog banke. Kaip matote, pagal pajamingumą
nekilnojamas turtas tikrai turi jį aukštą, jeigu, aišku, mokėti rasti tos objektus ir išgauti didesnį paimingumą, jį galima išgauti ir parduodant, aišku, ir uždirbant didelius pinigus, bet ir nuomos atveju grąža, kuri gali viršyti gerokai infliaciją, 10, 15, 20% yra galima. Kalbant apie akcijas, tenais paimingumas dažniausiai būna kažkur tais apie 10-12%, 9%, aišku, galima ir ten išgauti jį, bet jau stabilumas to paimingumo bus mažesnis. Taip pat ir obligacijos. Santaupos, kaip jau ir kalbėjome, šiuo metu ypač bankuose, tai tas paimingumas yra netgi neigiamas, kadangi įsimant savo pinigus iš banko, jūs be to, kad nieko negaunate už banko sąskaitoje laikomus pinigus, tai dar ir mokate banko norėdami išsimti juos. Turto kaupimas, tai yra jūsų turto didinimas, vėlgi nekilnojamo turto ir akcijų atveju jisai yra gerokai lengvesnis, obligacijos ir santaupos yra lėtesnis gerokai būdas ir ten turtą taip greit nepadidinsite. Ir sverto panaudojimas, ką ir minėjo Aurimas, kad bankai skolina mielai nekilnojamam turtui. Akcijoms jūs galite išnaudoti tam tikrus svertus, tokius kaip marginalinė prekyba, ten galite naudoti brokerių pinigus kartu su savo pinigais, bet tai jau yra ribotos galimybės, o obligacijoms ir santaupoms to sverto kaip ir iš esmės iš viso nėra. Ir be viso to, iš visų šitų paminėtų galimybių, vienintelis nekilnojamas turtas yra materialus turtas. Tai yra turtas, kurį jūs galite apčiuopti, pačiupinėti ir tai yra dalykas, kurį jūs turite. Ir be viso to dar ir mokesčių privalumai taip pat yra nekilnojamo turto pusėje, kadangi jūs galite rodyti ir jo nusidėvėjimą, ir remontą, ir visokius kitokius dalykus, kurie leidžia jums mokėti mažiau mokesčių, dar nežiūrint to, kad netgi įsigijant būstą jūs turite ir mokesčių lengvatą, ko neturite įsigijant akcijų ar obligacijų arba santaupų banke ir kaip tik netgi mokate papildomai 15% netgi už banko gaunamas palūkanas dabar pagal naujus Lietuvos įstatymus. Tai štai tokie privalumai, kodėl verta kalbėti apie nekilnojamą turtą ir kodėl verta pagalvoti, kaip galėtume jį panaudoti bent jau kaip minimum tam, kad efektyviau pasiekti savo ar taip turimus kažkokius materialius tikslus ir galbūt netgi neaktyviai investuojant, bet bent jau tiek jį panaudoti, kad tai leistų jums neįsivelti į kažkokias didelės skolų pinklės, kur jums po to reikės visą gyvenimą patiems pūšti, kad atiduoti tuos pinigus bankams arba kitiems žmonėms, iš kurių pasiskolinate. Mokesčių lengvatą įsigijant nekilnojamą turtą, jeigu jūs būtą perkate savo, tai jūs gaunate lengvatą visą laiką už būsto paskolą, taip. Anksčiau gaudavote tą lengvatą, dabar nebegaunate, bet iš esmės, sakykime, yra kiti mokesčių lengvatos būdai, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, jeigu jūs nuomojate nekilnojamą turtą, jūs galite naudoti verslo liudijimą ir mokate iš esmės mokesčius gerokai mažesnius už 15%, kadangi tik tais verslo liudijimo kaina yra mokesčiai, kurias jūs sumokate. Arba jeigu jūs nuomojate kitokiais būdais, jūs galite rodyti nekilnojamų turtų nusidėvėjimą, kas reiškia, kad mokėsite ne nuo visų pajamų, kurios gaunate, o minus nusidėvėjimas, minus remonto išlaidos ir visi kiti dalykai. Amortizacija, taip. Ir be viso to atrodytų, kad nekilnojamas turtas nusidėvi, bet kaip mes ir kalbėjome, labai dažnai, jeigu jisai pasirinktas teisingai, jisai kyla vertėje, nors mokestinė prasme jisai nusidėvi. Skirtingų būdų, iš esmės, kaip minimum galima 6 būtų įvardinti, kaip nekilnojamas turtas galėtų būti panaudojamas tam, kad mokesčių našta būtų mažesnė. Bet apie tai, ko gero, galima daryti visiškai atskirą seminarą arba bent jau kaip minimum pasikonsultuoti su mokesčių inspekcijos atstovu arba savo finansininku, jeigu tokį turite, ir atrasti tų būdų. Mes tiesiog pateikėme jums argumentus, dėl ko verta apie tai apskritai kalbėti ir norėtume kaip tik ir pereiti prie tų pirmųjų idėjų, kurių pirmoji buvo kaip tik apie savo būsto pasididinimą, nemokamai, tai yra būsto erdvės pasididinimą. Tačiau prieš tai norėčiau užduoti dar vieną klausimą. Jums ir jūsų ekrane netrukus pasirodys tokia viena klausėlė. O aš kalbėjau dabar apie skirtingus būdus, į ką galite investuoti. Nekilnojamas turtas, kaip matote, turi daug privalumų, akcijos, obligacijas, santaupos, yra ir kitų, ko gero, ir mes minėjome, per paskolos gali būti ir daug kitų visokių būdų, žaliavos čia nepaminėtas dar. Į ką jūs šiuo metu investuojate? Jeigu investuojate, jūsų ekrane dabar kaip tik pasirodė tokia klausėlė, ten yra keletas pasirinkimo variantų, tai tiesiog pažymėkite prie to, kas sudaro šiuo metu jūsų galbūt tą pagrindinę investavimo kryptį. Jeigu niekur neinvestuojate, tuomet žymėkite irgi, kad niekur neinvestuojate. Pūktelkime keletą minučių tiesiog, kad žmonės
galėtų atsakyti į klausimus. Taip, leidžia tik vieną pasirinkti, žinau, dėja tokia tik apklausa yra, tai, kaip ir minėjau, tą pagrindinę tokią savo pasirinkite galbūt. Va, kaip matau, kaip tik labai dabar į priekį įsiviržė ir peer-to-peer investavimas nemaža dalis, bet taip pat yra žmonių beveik trečdalis čia esančių, kurie niekur neinvestuoja. Apie 17% yra nekilnojamo turto, žaliavos 2%, vertybiniai popieriai, matau, ir 5% turi tik indėlį banke. Tai tikimės, kad tos idėjas, kurias papasakosim jums šiandien, kaip minimum bus aktualios tiems, kurie turi indėlį banke, nes pasakosime, kaip galėtumėte gauti iš ten 6 daugiau procentų, kaip minimum tiem, kurie niekur neinvestuoja. Na ir aišku, tiem, kas investuojate į kitus turto tipus, tokius kaip žaliavas, peer-to-peer paskolas, tai gali būti ir būdai, kaip galėtumėte susikurti savo pasyvias pajamas, padėsiančias pasiekti tų materialių tikslų. Tai aš palieku šitą apklausą, jeigu dar kažkas ten pažymėsite, nes žmonių pakankamai nemažai, tai tuomet galėsim pasižiūrėti tas rezultatus dar ir vėliau. O mes tuomet pereikime prie pirmosios idėjos, kaip nemokamai pasididinti gyvenamąjį plotą. Kaip tai padaryti? Na, ko gero, būna tokių situacijų pas jūs gyvenime, kai gyvenate bute ir jisai darosi jums per ankštas. Dėl kažkokių priežasčių, gal tiesiog padidėjo šeimos narių skaičius, gal užaugo žmonės, gal, nežinau, jums tiesiog erdvės per mažai pasidarė, reikia atskiro kambario pabūti atskirai ir taip toliau. Kaip dažniausiai elgiasi tokie atveju žmonės, kai padidėja, pavyzdžiui, šeima ir jiems reikia didesnio būto arba namo, ką jie daro? Jie parduoda turimą savo būstą, kad susimažinti tą paskolos naštą arba galbūt iš viso apsieiti be paskolos, nusiperka kitą didesnį, galbūt pirko prieš 7-8 metus būtą, pigiai, dabar ten pabrango, pardavė brangiau, aišku, prie 7-8 kaip tik buvo brangiai, bet dar jeigu anksčiau žiūrėtume. Ir tuomet nusiperka didesnį arba bent jau didelę dalį perka už savus pinigus, pasiima likusiai dalį banko paskolą ir tokiu būdu toliau vėl ją moka ir jeigu susiduria po kažkokio laiko vėlgi su tokia pačia situacija, vėlgi daro tą patį. Parduoda, vėl ieško didesnio būsto ir pastovi. Tokiu būdu aš ką tik apsipyliau, kava visas, bet nieko, gal kaip nors apseisim be to. Ir tokiu būdu tęsim. Ką jie daro? Bando ieškoti būdų, kaip uždirbti daugiau pinigų, kad padengti banko paskolą, kurią jie gauna, ir tokiu būdu visą gyvenimą ir tęsia. Mes parodysim jums šiek tiek alternatyvų požiūrį, kurį pats savo žmoną ką tik nesenai panaudojau, tai parodysiu jums kaip tik ir pavyzdį, ką padarėme su tuo. Nestandartinis elgesys. Jūs galite išnuomoti savo turimą būtą, o už gaunamas pajamas įsinuomoti didesnį būtą arba namą, į kurį persikelsite ir tokiu būdu iš esmės jūs jame gyvensite nemokamai, kadangi jūsų nuoma, kurią mokėsite už tą namą arba būtą, dengs nuomininkai, kurie gyvens jūsų turimame būte. Atrodytų nerealu, kaip galima išnuomoti būtą už kainą ir po to įsikelti didesnį, taigi čia turėtų būti brangiau. Aš jums parodysiu realią situaciją, ką mes padarėme kaip tik šių metų pradžioje, vasario mėnesį. Mes turėjome būtą, kuriame gyvenome iki tol. Jisai buvo Eišiškių plente, Vilniuje, 3 kambarių būtas, plotas apie 63 kvadratai, toks 3 kambarių, bet mažesnis šiek tiek. Taip, ten dar buvo terasa ir panašiai, bet iš esmės 3 kambarių būtas, kuriame atsiradus antrajam vaikui mes jau sunkiai įtilpome ir mums reikėjo daugiau erdvės. Ką mes padarėme? Mes susiradome pusę namo, Didžioji Riešė, šiuo metu tenais ir gyvename, to pusės namo plotas yra 100 kvadratų. Kai aš sakau pusę namo, tai supraskite, kad ne pusę namo pastatyto, bet ten pusę namo mes nuomojamės, kitoj pusėje gyvena šeimininkai. Bet tai yra atskiri įėjimai, tai iš esmės galima sakyti, pusę namo priklauso mums. Na ir kokias sumos iš to gavosi. Kaip mes pakeitėme savo 3 kambarių būtą į pusę namo su, galima sakyti, praktiškai kiek čia, vos ne 40 su viršum kvadratų didesnių plotų ir padarėme tai nemokamai. Mes išnuomavome savo būtą Eišiškėse už 550 eurų plus komunaliniai mokesčiai, o už būtą, už namą, kurį nuomojame Didžiojoje Riešėje, mokame 300 eurų plus komunaliniai mokesčiai. Kągi tai reiškia mums, kad mes gyvename nemokamai, pilnai padengdami savo nuomos
išlaidas ir dar netgi ir komunalinius, jeigu taip žiūrėti, ir mums lieka dar apie 250 eurų per mėnesį pasyvių pajamų iš to būto nuomos, kurio mes nepraradome, kurio mes nepardavėme, kuris pas mus yra. Taip, iš tikrųjų, aš tuo pačiu norėčiau pasidalinti ir savo patirtim, kur prieš keletą metų lygiai taip pat su žmona susėdom kartu vakare ir pradėjom galvoti, kaip mums pasididinti esamą savo būstą. Ir tuo metu vienintelė atėjusi mintis, kad mums reikia kažkaip parsiduoti butą ir įsigyti didesnį. Ir vienintelė, kaip sakyti, mintis, kuri atėjo, tai kad tokių šiuo metu nėra, todėl kad jeigu mes parduosime, mes gausime mažiau, todėl kad butas buvo įsigytas per patį piką, pačiu bumo metu, tai kas reikštų, kad buto nebeturėsime, o bankui vis tiek turėsime mokėti, tada vėl reikėtų įsipareigoti ir bandyti pasimti paskolą ir įsigyti butą. Tai tuo metu tiesiog atidėjom visas viltis, kad galime jį įsigyti. Ir taip mūsų svajonė gyventi didesniam bute tiesiog pradingo. Vėliau po kiek laiko mes vėl grįžome prie to pačio klausimo, bandėm svarstyti, o kaip čia mums dabar pasikelti, pasididinti atlyginimus, kad vėlgi įtikti bankui pagal įvairius reikalavimus. Ir tuo metu vėlgi pamatėm, kad sumokėsim labai daug mokesčių ir vėl tą svajonę atidėjom. Dabar jau su mano dabar turimom žiniom ir įvairiom strategijom, kaip tą galim padaryti, iš tikrųjų labai aiškiai susidėliojam, kad užtenka mums išnuomoti savo butą, kaip sakant, išnuomoti brangiai ir išsinuomoti pigiai. Tai net jeigu mūsų nuomojamas, išsinuomotas butas ar ten namas ar namo dalis kainuotų brangiau, ta priemoka, kurią mes mokėtume, vis tiek būtų mažesnė už naujos paskolos, kurią mes mokėtume bankui. Tai va čia toks paprastas, realus pavyzdys, kaip nesudėtingai iš tikro galite pasididinti savo gyvenamą vietą. Ir matau, dar keletas klausimų buvo, ar turim paskolą tam būtų ir panašiai. Taip, mes turim paskolą tam būtų, tik tai nėra vienintelis mūsų būtas, kadangi, kaip ir minėjau, mūsų portfelis sudaro nekilnojamas turtas, tai mes pirkdami tą būtą, beje, tai irgi vienas iš veiksmų, ką galim padaryti, mes jau turėjome kitą būtą, kuriam gyvenome ir pagalvojame apie tai, kad jo nuoma dengtų to naujo būto paskolos įmoką. Tai taip ir yra, bet net jeigu jūs tokio būto neturėtumėte, įsivaizduokite, kad, tarkime, mūsų paskolos įmoka už tą 3 kambarių būtą sudaro maždaug apie 260 eurų dabar. Tai jeigu mes netgi neturėtume to būto, kuris dengtų tos paskolos įmoką ir išsinuomotume lygiai tokių pačių principų, mes gautume 550 eurų, mokėtume apie 260 eurų banko paskolos įmoką ir 300 eurų mokėtume už pusės namo nuomą, kas vis tiek iš esmės reikštų, kad mes iš savų pinigų mokame tik 10 eurų skirtumą, nes būtų 560 eurų išlaidų, 550 eurų pajamų. Bet mūsų atveju mes tiesiog turime dar ir kitas pajamas, kurios dengia jau to paskolos įmoką iš kitų aktyvų. Tai štai tokia pirmoji idėja. Ir jeigu kažkas galvojate, kad tai yra neįmanoma, aš nesakau, kad jūs dabar atsidarysite aruodą ir iškart rasite nuomą už 300 eurų, pusę namo ir taip toliau. Mes tiesiog tikslingai tą darėme, ieškojome ir žinojome, ko norime ir mums užtruko maždaug apie šiek tiek mažiau negu metus, kol radome tinkamą namą, į kurį galėtume įsikelti už tokią kainą. Iš tikrųjų, aš dar galiu papildyti, kad mano, pavyzdžiui, tėvai irgi šiuo metu gyvena 4 arba 5 kambarių bute, 79 kvadratų ir patikėkit manim, yra dalis kambarių, kurie net neužeina. Ir kuo toliau, tuo brangsta ir šildymas atsieina brangus ir jeigu tiesiog paimti ir pagalvoti, o ką man reikia tokio didelio būsto, ar ne? Ir galbūt reikia pasikeisti į mažesnį, nebūtinai didesnį, nes būna poreikis tiesiog susimažinti būstą, pavyzdžiui, išsikelia vaikai kažkur, išvažiuoja mokytis. Ir lygiai taip pat jūs galite ne tik bet ir susimažinti ir atlaisvinti dalį pinigų ir gauti kaip papildomą pinigų srautą per mėnesį. Taip. Taigi matote, kad variantas galimas abiem pusėm, abi pusės daryti ir tai yra galimybė ir atlaisvinti srautą ir pasididinti plotą, jeigu jums reikia. Ok, tai kam atrodytų tai, ką kalbame iki šiol ir šita pirmoji idėja verta dėmesio ir jūs sužinojate savo kaip tik būdų, kaip galbūt galėtumėte panaudoti ją ir jums kilo minčių, jeigu tai buvo jums naudinga, dėkite pliusiuką, kad pamatytume ar bent jau apie idėjas, kurios yra vertos dėmesio pasakojame jums ir mes perėsime prie antrosios iš idėjų, kurios kaip tik parodys jums dar ir būdus, kaip galite įsigyti ne tik tais didesnį būtą arba plotą pasididinti nemokamai, bet ir, pavyzdžiui,
automobilį. Taip, kaip nemokamai įsigyti naują automobilį lizingu. Šitas būdas man tiesiog šovė į galvą visai atsitiktinai. Mano draugas šiuo metu yra išvykęs į užsienį, jis dirba tenais, turi kontraktą 3 metam. Ir po 2 metų ten gyvenimo jau prisitaupė šiek tiek pinigėlių ir nusprendė, kad reikia jau turėti naują automobilį. Ir iš tikrųjų dažniausiai būna, kad mes norim kažką įsigyti naujo, gražaus, išleidę naują automobilį, dažnai mėgstam tiesiog pasipuikuoti prieš kaimynus ir dažnai norime, kad mūsų automobilis būtų gražiausias, naujesnis ir panašiai. Tai situacija tokia, kad jūs norite įsigyti naują automobilį iš salono ir standartinis elgesys, kaip visi žmonės elgiasi, tai yra kreipiasi į banką, ir pabando pasidėlioti tas lizingo įmokas ir kad tą automobilį įsigyti. Nestandartinis elgesys, apie kurį mes norime pašnekėti, tai yra investavimas arba įsigijimas nekilnojamo turto, kuris generuotų pasyvias pajamas ir kuriomis jūs galėtumėte padengti lizingo įmokas. Tai čia man labai patiko Roberto Kiyosakio pasakymas, sako, kad jeigu aš noriu įsigyti Lamborghini, aš nusiperku būstą, keletą būstų, kurie man generuoja pasyvias pajamas ir kurie man padengia lizingo įmokas. Tai vienas iš man tokių giliai įstrigusių pavyzdžių, kaip iš tikrųjų su pinigais elgiasi turtingieji. Ir realus pavyzdys, tai draugas prieš 2 mėnesius įsigijo Nissan X-Trail automobilį, kuris išleistas šiais metais. Jo kaina rinkos yra apie 25 000 eurų. Pradinė įmoka yra apie 5 000 eurų, kas sudaro 20% ir per mėnesį už tokį automobilį reikėtų mokėti apie 360 eurų priklausomai nuo jo komplektacijos. Tai mums tiesiog bekalbant, aš pasiūliau keletą variantų, kaip sprendimo būdų, kaip dar būtų galima, turint tiek pinigų, skirti juos investicijai, o ne pasyvui pirkti. Tai vienas iš tokių sprendimų būtų galėtų būti, čia kalbant apie Vilnių, 1 kambario butą senos statybos name. Jo plotas yra apie 20 kvadratinių metrų. Kaina, kurią jūs galite šiuo metu įsigyti, tai yra apie 28 000 eurų. Ir jo grąža vidutinė yra apie 300 eurų per mėnesį. Tai yra butas turintis nuosavą virtuvėlę, nuosavą tualetą. Ir jeigu tokį butą nuomoti trumpalaikiai nuomai, tai jo suma būtų standartinė grąža kart 1,5. Tai yra, kitaip sakant, jeigu jo grąža 300 būtų, tai jūs jį gali dauginti kart 1,5 ir gausite, kiek uždirbtumėte tokį butą nuomodami trumpalaikiai nuomai, jau atskaitę įvairius komunalinius mokesčius ar kitas išlaidas, kurių reikia vykdant trumpalaikę nuomą. Kitas sprendimo būdas už panašią pinigų sumą, kiek kainuoja toks naujas automobilis, tai yra 2 kambarių blokas bendrabutyje. Tai jo plotas yra apie 36 kvadratinius metrus, tai jį sudaro 2 kambariai. Kambariai dažniausiai būna 12-14 kvadratų mažasis kambarys ir didesnysis būna apie 18-19. Tai tokio bloko bendrabutyje kaina yra apie 30 000 eurų. Ir jo grąža yra apie 360 eurų per mėnesį. Tai yra, jį galima nuomoti tiek atskirai po kambarį, tiek ir visą bloką šeimai arba studentams. Tai taip pat, kalbant apie trumpalaikę nuomą, tokio bendrabučio bloko grąža taip pat būtų kart 1,5%. Ir trečias pavyzdys, taip pat kambarys bendrabutyje. Čia visi pavyzdžiai, kuriuos mes teikiam, yra realūs, su realiom kainom. Ir šitas butas kaip tik yra Jurijaus, ar ne, kuris yra Kalvarijų gatvėje. Jo, šitas Žirmūnų gatvėje. Žirmūnų gatvėje. Čia dar tik remonto nuotraukų. Taip, tai jo plotas yra 18 kvadratinių metrų, plus keli metrai bendrųjų patalpų tikriausiai, ar ne? Jo kaina yra apie 15 000, tai jinai gali sviruoti, gali būti 12, 13, 14, 15 ar daugiau, bet vidurkis yra apie 15 000. Ir šiuo metu grąža, bent jau pas Jurį, yra 200
Jo, 200 ir daugiau eurų per mėnesį, aš parašiau 180-200, čia iš tikrųjų priklauso, kaip jūs jį rengsit ir įrengimas, manau, vienas iš svarbiausių dalykų yra. Ir trumpalaikė nuoma taip pat yra 1,5%, tai yra jeigu vienas toks kambarys kainuoja apie 15 000, tai grąža jo apie 200, tai jeigu 1,5%, tai grubiai, man atrodo, 350 eurų, kas iš principo dengia leasingo įmoką. Na ir kitas pavyzdys, tai yra iš mūsų Starfish Academy bendruomenės NAR, kur buvo įsigytas bendrabutis Klaipėdoje. Čia kaip tik yra, matysite jo video nuotraukas. Tai tas bendrabutis buvo 2 kambarių. Tie kambariai buvo padalinti į 2 atskirus butus ir vieno buto arba vieno kambario kaina buvo 3000 eurų. Jį buvo investuota beveik 1400 eurų. Tai viso beveik 4500 eurų. Ir šis bendrabučio kambarys buvo išnuomotas už 100 eurų per mėnesį. Tai čia tą pavyzdį rodom iš tikrųjų, kad matytumėt, kad nebūtinai Vilniui galima turėti sėkmingus sandorius, ar ne? Ir iš tikrųjų nereikia būti, kaip sakyti, matematikos genijum, kad būtų galima paskaičiuoti, kad turint 5 tokius butus, iš viso sumokėsite 22 000 eurų, kas iš principo kainuoja pigiau negu kad sumokėsite pirkdami naują automobilį. Ir turėsite 500 eurų per mėnesį grąžą. Aš dar papildyti norėčiau, matau kai kurios klausimus kaip tik apie tokius objektus. Ir labai dažnai žmonės, kai pamato, ką mes sakome, ne, kaip čia įmanoma, čia tik Vilniui tokios kainos, tai va, jums pavyzdys yra ne iš Vilniaus. Kaip matote, galbūt kai kas gyvenate Klaipėdoje, sakote, kad ir Klaipėdoje 100 eurų negalima bendrabučio išnuomoti, bet pasirodo galima. Tai yra mūsų Starfish Academy bendruomenės nario realus pavyzdys. Eugenijus su Reda tai darė ir galėtų patvirtinti, nežinau, ar jie dabar webinare čia yra ar ne. Mano pavyzdys tai yra Vilniaus bendrabutis ir taip, bendrabutis, viskas yra jūsų kūrybiškumas, mes apie tai kaip tik mokome mokymuose, kaip galima tą vertę sukurti, pagerinti ir dušą galima padaryti, taip, ir viską galima padaryti ir nuomuojasi ir trumpalaikiai nuomai abiejose bendrabučiuose Vilniuje, kurios mes turime Žirmūnuose, pas mus yra gyvenę užsieniečiai, tiek prancūzai, tiek dabar gyvena anglas 2 mėnesiams nuomavęs su bendrais patogumais blokė. Tai taip, jie nuomojasi ir tiesiog nereikia uždaryti savo iškart galimybių, sakant, kad ne. Taip, tai draugui kaip tik buvau pasiūlęs būtent tokį būdą investuoti per nekilnojamą turtą, bet, pirmoji reakcija buvo, o tai kaip čia man reikės mokėti nekilnojamo turto mokestį, nes čia vis tiek pirksiu kelis ir tiesiog, mes kažkodėl labai dažnai mėgstam ieškoti priežasčių, kodėl to nedaryti, vietoj to, kad surasti būdų, kaip tą padaryti. Tai iš tikrųjų viskas tai yra padaroma, nieko tai nėra labai baisaus ir labai yra svarbu suprasti, kad jeigu mes norim turėti kažkokias išlaidas, mes turim pakeisti mąstymą ir sukurti aktyvą, kuris padengtų tas mūsų išlaidas. Taip, pigia yra investicinė grąža, tai yra kitaip tariant, kiek jūsų pinigų jums grįžta per metus. Šituo atveju, jeigu paskaičiuosite, tai matote puikiai, kad investuota 4000 su trupučiu eurų, kas mėnesį gauna 100, tai jeigu padauginsit, kiek gausit per metus, tai būtent tiek ir gausite. Štai automobilis jums ir dar ne tik automobilis, bet ir nekilnojamas turtas už tą pačią sumą. Taip, iš tikrųjų po kelių metų, sakykime, praeina 5 metai, jeigu jūs būtumėt nusipirkę tik automobilį, tai jūs turėtumėt jau tokį šiek tiek padėvėtą ar ne, apibraižytą ir panašiai. O jeigu jūs įsigytumėt nekilnojamą turtą, tai be automobilių dar turėtumėt, kaip šiuo atveju, tai dar 5 nuomojimus butus, kurie jums ir toliau generuotų pasyvės pajamas per mėnesį. Kaip išnaudoti Rūsį, Gestą. Labai daug šiandien pas mus svečių vardais Gest, tai sunku jūs kreiptis, tai būtų pasiūlymas, jeigu klausite, rašykite vardą dvitaškį savo klausimus, tada bent jau galėtume jūs kreiptis kažkaip vardu. Galit padaryti ten ofisą, išnuomoti ofisą įmonėje, nes gyvenamosios paskirties biškių sudėtingiau bus, keisti reikės, bet ofisą galite kitos paskirties plote daryti. Vardą užsidėti, tai reikėtų turbūt iš naujo prisijungti, bet jeigu nenorite įsijungti, tai kaip minėjau, tiesiog parašykite žinutėje vardas dvitaškis ir savo žinutę ir mes matysime tame.
Ok, tai antroji idėja, kaip ir matote automobilį, ir nesvarbu, aš mačiau, kad kai kurie rašyti neapsimoka pirkti ten naujo, reikia pirkti 3-5 metų, netame esmė, net jeigu jūs perkate 3-5 metų, būna žmonės, kad ir leasingų perka ir 3-5 metų, net jeigu perkate ne leasingų, tas automobilis jums kainuoja. Kainuoja remontą, kainuoja benziną, kainuoja krūvą visokių draudimai ir kiti dalykai. Ir štai toks sprendimas, jisai iš esmės gali leisti jums turėti vėlgi automobilį, kuris bus išlaikomas jūsų papildomų pajamų, kas reiškia, kad tai nedės papildomo krūvio jūsų piniginiai iš jūsų pajamų, kurias galbūt gaunate iš samdomo darbo arba panašiai. Klausia, o kur GPM 15%, tai šitoj skaidriai būtent, kurio 28% jis nėra įskaičiuotas, jeigu įskaičiavus 15%, jis, man atrodo, gausis 23 ar 24%. Bet GPM nebūtinai gali būti 15%. Aš pačioje pradžioje minėjau, kai klausite, kokie būdai nekilnojamo turto mokesčių mažinimo, jūs galite nuomoti per verslo liudijimą ir tada jūsų GPM nebe 15 yra, o gerokai mažiau, nes jūs mokate verslo liudijimo kainą. Aišku, yra tam tikras lūžio taškas, kada apsimoka mokėti kaip individualiai veikoj GPM, o kada verslo liudijimą imti, bet, tarkim, turint tam tikrą sumą pinigų per metus gaunama, verslo liudijimas apsimoka. Ir tuomet ne 15% ir grąža su kiekvienu nauju būtu gali tik tais didėti. Ok, trečioji idėja. Kai kas rašyte, kad neturite investavę niekur pinigų arba turite indėlį, tai štai čia kaip tik apie tai, kaip galėtumėte iš indėlio gauti mažiausiai 6% per metus. Tų pinigų, kuriuos jūs dėtumėte į indėlį arba kuriuos dabar galbūt laikote kažkur tai skoinėje. Kas norėtumėte sužinoti apie 6%? Kas norėtumėte gauti tuos 6% per metus už jūsų pinigus, kuriuos kitu atveju būtumėte padėję į banką? Ar galbūt 6% per mažai jums? Galim pakalbėti ir apie daugiau. Aleksas rašo, mažoka 6%. Na čia minimalus pavyzdys, aš parodysiu jums to netrukus daugiau, bet tikrai be didelių pastangų 6% galite nors rytoj tos pinigus investavę jau turėti. Ne unijos. Vėlgi mes kalbam apie nekilnojamo turto išnaudojimą. Unijos, jeigu neklystu, šiuo metu maksimaliai duoda 1,8%. Tai 6% vargiai ar gausite unijose. Čia paskolą imti iš unijų, tai gausit 5% palūkanų, bet negauti. Ok, tai 6 per mažai, gerai. Jeigu 10 arba 15, manau, jau būtų įdomiau. Tai pakalbėkime apie tai, kaip galima tai gauti. Reali situacija, vėlgi, jūs turite santaupų, už kurias šiuo metu negaunate jokių palūkanų, galbūt turite terminuotą indėlį, kuris, sakykime, vėlgi jums šiuo metu negeneruoja kažkokių pajamų ir nežinote, ką čia dabar daryti, va čia kažkokius peer-to-peer kažkas siūlo, kažkas dar kažką tai siūlo, kas beje turite tokius indėlius banke, terminuotus galbūt netgi, arba kažkur koinėje pasidėję pinigus, padėkite pliusiuką. O dabar gerai mokesčių inspekcijai visus, kas nedeklaravo. Mes nerodysim. Tik pliusiuką mes apie sumas neklausime. Jeigu turite banke terminuotų indėlių arba šiaip pinigų, dėkit pliusiuką, klausim sumas jau čia po to asmeniškai. Ok, tai tokia situacija, reiškia, vis pažįstama situacija, ką su juo daryti. Nu taip, unijai galit turėti unijai, nesvarbu kur, vis tiek ta grąža tikrai nedidesnė negu 6%. Standartinis elgesys - rinktis terminuotą indėlį, tikėtis gauti bent 0,5%, laikyti koinėje, arba ten ieškoti būdų, kur kažkas jums pakuždės į ausį, kad va čia duok man pinigus, aš tau uždirbsiu milijonus ir po to tos pinigus taip ir matyti kaip savo ausis. Tai dar viena idėja, nestandartinis elgesys, vėlgi kalbant apie nekilnojamą turtą, susirasti pigų nedidelį ploto butą, kiek užtrunka ieškoti, reikia įdėti pastangų, galbūt jeigu norite didesnę grąžą išspausti, bet aš kalbu dabar netgi apie patį paprasčiausią bendrabutį, kur jūs dabar galite aruodą atsidaryti, rasti netgi be ypatingos kažkokios paieškos, tiesiog objektą, kurį pamatytumėte, ką galėtumėte jame padaryti, nusipirkti, sutvarkyti ir išnuomot. 4 žingsniai. Surandat, nuperkat, sutvarkot ir išnuomojat. Ir tam dar vienas realus pavyzdys, kaip tai galite padaryti. Situacija, kuri buvo iki tol pas mano uošvius, jie turėjo sąskaitoje šiek tiek
pinigėlių susikaupę, apie 15 000 eurų santaupų, laikė juos Sebo banke su terminuoto indėlio sutartim ir mano uošvienė labai bijojo pajudinti tos pinigus, nes sakė, taigi jeigu aš dabar nutrauksiu, taigi aš prarasiu procentus ir kai aš pažiūrėjau, kad jinai praras tikrai labai didelius procentus, nes tai buvo 0 procentų, tai labai pasidarė juokinga, aišku, man, dar žinant tai, kad netgi nutraukus sutartį, norėdama išsimti tos pinigus tiesiog iš banko, nesumokės dar ten procentą bankui už pinigų išgryninimą. Tai aš tai tokius procentus negavo, bet tai buvo tos santaupos, kad jums sakė, ne, čia vat, man, ten, ir vieną kartą beje ir obligacijas buvo nupirkusi Sebo taip pat, už kurias po to prireikus nutraukti greičiau sutartį negavo nė cento. Taigi gaudavo visišką apskritą 0 procentų. Bet pinigai bankė buvo. Tas pats kaip koinė gulėtų. Reiškia, nuvertėdavo iš esmės kiekvieną dieną vis daugiau ir daugiau. Ką mes padarėme? Iš esmės po tam tikrų metodinių kalbų mes įtikinome, kad verta pagalvoti apie kitokius būdus ir buvo padarytas štai toks sprendimas, nupirktas bendrabučių tipo būtas Kalvarijų gatvėje, netrukus kaip tik jį pamatysite, kaip jisai atrodo, sutvarkytas, išnuomotas, investuota bendroji sumoje, tai aš jau kalbu tą prasme su remontu, su nusipirkimu būtų apie 15 000 eurų, kaip tik tai yra ta suma, kurį jie turėjo sąskaitoje laisvus. Indėlis šiuo metu, jeigu galima būtų jį taip pavadinti, indėlis, tiesiog kitokią formą, ne bankę, generuoja 15-20 procentų grąžą. Kodėl aš sakau 6? Todėl, kad jeigu, kaip ir minėjau, norite greitai, tai pasimkite bendrabutį dabar, net su jau pakilusiamis kainomis ir gausite kaip minimum 6 procentus, netgi 10 gausite. Nes mažos kvadratūros būtai, jų grąža visą laiką yra gerokai didesnė. Kelintais metais pirkom, šiais metais pirkom. Tik ne už 15, už mažiau, tai parodysiu už kiek, kad tokių kainų jau nėra. Yra, jeigu ieškote mūsų kaip tik Starfish Academy jau tokios insiderių grupės kolegos, dabar praeitą mėnesį įsiformino sandorį, kiek sumokėjo, man atrodo, 14,5 ir ten didesnis bendrabutis apie 19 kvadratų, tai blokas. Taigi, tikrai įmanoma. Štai kaip tik pavyzdys to, jeigu dabar ekrane nematysite video kartais, tai sakykite, nes turėtų netrukus pasirodyti video pas jūs ekrane. Netrukus irgi pamatysite, puikiai nuomojasi ir neturi problemų. Svarbu pasirinkti tinkamus kaimynus, tinkamą bendrabutį ir neturėsite jokių chroniukų tuomet. Tai apibendrinus tai šitą €137, išnuomota bent jau
mes planavome į pradžioje išnuomoti už 200 eurų, tokia mūsų kaina tokių suremontuotų būtų yra ilgalaikiai, reiškia, nuomai. Matau, kad Kimba rašo, žinėja transliaciją 1, 2, 3, pasitikrinkime, galbūt čia video, kai groja buvo. Ar dabar gerai? Ar dabar gerai? 1, 2, 3, ar mūsų ryšys grįžo? Labai stringa visiems, rašo. Labai stringa visiems. Taip, sekundėlė. Jo, atsiradom, gerai, atsiradom. Jo, tai po video, kaip ir sakiau, tos pačius skaičius tiesiog, kad iš tiesų nuomojasi pas mus ten ne bomželiai jokie, o normalų žmonės, tiesiog svarbu kaimynai kokie. Ir tuomet iš esmės galite turėti ir gerus nuomininkus, ir užsieniečiai nuomojasi ir taip toliau. Tai mes planavom už 200 eurų nuomoti, tokių suremontuotų mūsų būtų nuomos kaina ilgalaikė yra, juose gyvena. Porelės ten jokios nesimato, ten buvo nuotraukos, kaip būdas atrodė iki to ir kaip atrodė po to, tai galbūt ten kažkas vaizduoti ir pamatėte kokias porelės kažkuriuose vietose, nežinau. O nuotrauką tik matote, mano sako. Ar nematote skaidrių niekas šiuo metu, ar matote skaidrės, nes aš tai matau, kad jūs turėtumėte matyti skaidrės. Žanas gal per mobilų. Gal per mobilų kažką žiūrite, tai gal, aišku, gali ir nesimatyti. Tiesiog pasitikrinimų klausimas. Kas matote skaidrę šiuo metu? Nematot. Gerai, tada toj sekundėlę mes grįšime. Aš galvoju, apie kokį jūs čia porelę kalbate. Apie kokį jūs porelę kalbate. Ok, dabar turėtų netrukus skaidrės atsirasti. Matot, nematot, matom, nematot. Ok, tai sekundėlę turėtų toj pasimatyti. Google profilį nuotą. Matome šitą, matome. Gerai, dabar yes. Ok, atsirado skaidrės, super. Aš galvoju, kodėl jūs... Būna kartais techniniai. Tai ta porelė Jurijus ir žmona. Taip, ten maš ir žmona buvo. Pasirodo, ten netame bute, ten kitose vietose. Ok, grįžo. Tai va, tai matote skaičius, apie kurias aš ir minėjau, tai 200 eurų, kai mes skaičiavome, kad bus nuoma, tai matote, kad apie 15% tuomet grąža. Čia be komunalinių, aš turiu meni, be komunalinių 200 eurų grynos nuomos pajamų. Tačiau mes kaip tik tą butą pradėjome nuomoti per Airbnb ir jo grąža padidėjo dar gerokai. Iš esmės padidėjo ženkliai. Per tą Airbnb sistemą dabar, pavyzdžiui, paskutinis išnuomavimas šito būtų, kaip matote, Airbnb nemoka už mėnesius, čia yra daugiau negu mėnesių išnuomota, užsienietis, kaip ir minėjau, gyvena 421 euras, sumokėtas už šito būto nuomą mėnesių, iš esmės tai buvo 2 mėnesiams, iškis bendroje sumoje virš 800 eurų. Taip, aš dar iš tikrųjų norėčiau grįžti prie tų visų indėlių ir papasakoti trumpai savo istoriją, kad mes taip pat su žmona, kai jau pradėjom domėtis asmeniniais finansais ir pradėjom juos tvarkytis, tai vienas iš tokių būdų buvo, kad pradėjom išsimokėti atlyginimą savo visų pirma, po to tik tai pinigus išleisti visokiam komunaliniam ir mūsų poreikiam. Ir vienas iš tokių dalykų, ką mes tuo metu atradom, tai atradom kredito uniją. Ir mes tuos pinigus padėjom į kredito uniją, tuo metu mokėjo 2% per metus, dar be to, per visą to reikėjo sumokėti 100 litų, kas šiuo metu yra apie 30 eurų pajų. Tai mes ten pralaikėme indėlį visus metus ir man jau po to jau gilantis į nekilnojamą turtą ir žiūrint, ieškant įvairių galimybių, tada iš tikrųjų priėjau prie to, kad tikrai puikiai galimybė yra išsinuomoti parkingą, tiksliau įsigyti parkingą. Ką mes iš tikrųjų padarėme, mes nutraukėm unijoje indėlį, įsigijom kelis parkingus ir pradėjom juos nuomoti. Ir tada labai aiškiai pamačiau, kad tai, ką aš gaunu per metus iš unijos, su parkingais aš uždirbu per 1 mėnesį. Tai va, jums dar vienas pavyzdys, didesnių procentų už tą patį indėlį gavimo. Tai jeigu Airbnb šitą pavyzdį dar apibendrinti, tai vidutiniškai galima sakyti, čia kadangi jau suma yra nepridedant komunalinių, tai atskaičiavus dar komunalinės, gaunasi vidurkis apie 350 eurų per mėnesį, kas iš esmės yra apie 24% grąžos. Na ir mūsų uošviai, aišku, labai džiaugiasi dėl tokių papildomų pajamų prie savo pensijos ir
dar pusę tų pajamų netgi mielai dovanoja mums už tą pagalbą, tai mes, aišku, šituo atveju netgi susikūrėme savo pasyvės pajamas iš oro, galima sakyti, ir taip tiesiog padėdami uošviams uždirbti gerokai daugiau negu 6%, net jeigu padalinsite per pusę, tai jau yra kaip minimum 12%, 8% gaunasi ir taip toliau, kurios jie gauna ir ta suma yra, galima sakyti, ko gero, kaip minimum panaši kaip pusė, netgi ir daugiau kokio vieno iš uošvių pensijos, o galbūt ir visa pensija, jeigu paimti didesnę mokestį kažkokią su mėnesio, kurį gaunate per Airbnb. Tai štai dar viena idėja, kaip galite gauti gerokai daugiau už tos pinigus ir tokiu būdu įdarbinti savo pinigus, o ne laukti, kol jie nuvertės kiekvieną dieną vis daugiau. Ok, kaip kol kas šios 3 idėjas, kurias mes jums papasakojame, kiek jos yra jums atrodytų vertingos, pritaikyti galbūt, šiek tiek pasitikrinkime, ar judame teisingą linkme. Jeigu kažkam stringa, tai persikraukit gal, nes matau, kad daugumoje dabar viskas ok, nestringa, tai ko gero ten video tas biški pastrigdė mūsų. Super, ok, tai matau, kad naudos kažkokios gaunate, tuomet jau 4. idėja jums. Taip, 4. idėja, tai kaip nemokamai gyventi prabangiame name. Šita idėja iš tikrųjų kilo irgi iš realaus pavyzdžio. Mano pažįstama, kuri šiuo metu dirba banke, tiesiog laukia šeimos pagausėjimo ir nusprendė su vyru, kad reikėtų įsigyti erdvesnį būstą. Tai tas erdvesnis būstas buvo prabangus namas Antakalnio mikro rajone. Ir dažniausiai taip ir būna, kad šeimos, kai atsiranda, laukia šeimos pagausėjimo arba tiesiog jau jaučia, kad nori įsigyti erdvesnį būstą, jie galvoja apie išsikelimą į kotedžą, galbūt namą. Tai šitoj situacijoje taip ir buvo. Ir standartinis elgesys tai yra tiesiog eiti į bankus ir prašyti paskolos būstų. Na ir ką mes vadinam nestandartiniu elgesiu, tai yra vėlgi investuoti į nekilnojamą turtą, nusipirkti tuos aktyvus, kurie generuotų pasyvės pajamas ir kuriamis būtų galima dengti nuomojimo namo įmokas. Kitaip sakant, būstą galima ne tik turėti, bet ir jį nuomotis. Tai čia yra realus pavyzdys, mano pažįstamos, kurie įsigijo Antakalnyje namą, kurio plotas yra 230 kvadratinių metrų. Tuo metu jie mokėjo 1 milijoną litų, kas mums atrodo labai daug. Šiuo metu eurais tai kainuotų 300 000 eurų. Ir papildomai investavo apie 30 000 eurų tam, kad pagražinti viską, nes namas jau buvo šiek tiek pasidėvėjęs, kažkur nusitrynęs, kažkur reikėjo padažyti, priklijuoti ir panašiai ir panašiai. Ir mums tiesiog bekalbant su jie įsikalbėjom, kad poreikis turėti tokį namą yra grubiai plius minus 10 metų. Kitaip sakant, po 10 metų, kai vaikai užaugs, tokio didelio namo, 230 kvadratų 2 žmonėms tikrai nereikia. Tai klausiu, o ką jūs darysit vėliau? Tu sako, mes tiesiog parduosim ir kelsimės į mažesnį. Na ir tada pakalbėjus plačiau prie tam tikrų alternatyvių sprendimų. Tai dabar keletas nuosavybės minusų, kurias tiesiog norėčiau paminėti tam, kad suprast bendrą esmę. Tai pats namas kaip toks, ar ne, tai nėra likvidi investicija, nes kiekvieną namą mes pasidarom pagal save, ar ne, ir pirkdami ypač namo savininkai, jie labai žiūri, kur yra namas, kaip jis atrodo, ir jį tikrai yra gerokai sunkiau parduoti negu kad butą. Taip pat namo įsigijimas yra pasyvas, nes jis negeneruoja pajamų. Namą reikia pastoviai išlaikyti, šildyti ir prižiūrėti ir jo yra gerokai didesnės išlaidos negu turint butą. Taip pat įsigijus reikia dažnai įrengti, rūpintis, įsigyti buitinę techniką, tai yra dar papildomos išlaidos. Atsitikus kažkokiai ekstremaliai situacijai arba nebūtinai tiesiog norint pakeisti vietą, lokaciją, galbūt kaimynai netinka ar panašiai, kas paaiškėja greičiausiai jau nusipirkus būstą, tai yra labai mažai lankstumo. Ir kaip mes kalbėjom, ar ne, po 10 metų parduoti ir už tą namą gauti tą pačią didesnę sumą gali būti sudėtinga dėl pasikeitusių rinkos kainų.
Tai yra galimas tiesiog vertės sumažėjimas ir galbūt tas turto pardavimas, jisai bus, kaip sakyti, į minusą arba neatpirks sumokėtos sumos. Na ir galiausiai ištikus kažkokiai tai nelaimiai, pavyzdžiui, netekus darbo, gali būti tiesiog sunku dengti paskolos įmokas, ar ne? Nes mes jau turėjom vieną krizę, žinom, ką tai reiškia, ar ne, ir tikrai turim daug žmonių, kas nesugebėjo padengti savo paskolas, kam baigėsi tragiškai, kažkas išvažiavo į užsienį, kažkas iki šiol dar moka tas skolas, tai iš tikrųjų tų atvejų būna daug ir prisirišimas prie vienos vietos ir prie nuosavybės tikrai nėra labai didelis pliusas. Na ir kitas, paskutinis jau toks tikrai ekstremalus, tai yra audros potviniai, už ką, sakykime, draudimas jau pinigų nebemoka ir čia galimas net ir pačio nekilnojamo turto praradimas arba stiprus sugadinimas. Na ir galimas sprendimas, tai yra man pasišnekėjus su šitą pažįstamą, tiesiog pasiūliau keletą variantų ir su tais variantais jinai puikiai sutiko, kad tą investicijų sumą, kuri yra skirta įsigyti namui, kuri, kaip ir minėjau, yra 1 milijonas litų arba 300 eurų, galima bent jau šiuo metu nusipirkti 5 naujos statybos butus. Būtų kaina čia būtų apie 60 000 eurų ir tokį vieną butą galima šiuo metu išnuomoti už 300–400 eurų. Kitaip sakant, tą pačią sumą skyrus įsigyti nekilnojamą turtą, tai yra mažesnius kažkokius tai vienetus ir juos paleidus nuomai, per mėnesį galima gauti nuo 1500 iki 2000 eurų per mėnesį. Na ir už tas gaunamas pajamas be abejo, kad tikrai nesudėtingai galima susirasti jau bet kurioje vietoje, išsinuomoti didelį prabangų namą jums patinkančiame rajone. Tai čia visai toks, kaip sakyt, kitoks požiūris į nuosavybę ir ką galima padaryti su turimais arba banko pinigais. Na ir tokios investicijos privalumai tai yra, kad nėra prisirišama prie vienos vietos, kad likvidumo problema jinai jau kaip ir nebėra aktuali, nes nedidelės kvadratūros būstą yra daug lengviau realizuoti, parduoti. Gedimus, jeigu kažkas sugenda, šalina nuomotojas, tai yra jums nebereikia ten taisyti ir už tai mokėti. Nebereikia rūpintis buitinės technikos atnaujinimu, nes, kaip žinom, pastaruoju metu buitinė technika tarnauja 3–5 metai ir viskas, ją reikia keisti nauja. Tai šiuo atveju tuo pasirūpina nuomotojas. Na ir galiausiai jūsų investicijos kas mėnesį generuoja pasyvias pajamas. Tai yra kiekvieną mėnesį, ar jūs išsinuomosit, sakykime, jeigu jūs gauna 2000 eurų, ar jūs už to 2000 išsinuomosit, ar pigiau išsinuomosit, jūs gausit pasyvių pinigų srautą, kurį galbūt pasidengsit ir dar kažkas kitas išlaidas. Na ir be abejo, augant nekilnojamo turto kainai, galite parduoti dalį investicijų. Tai yra, jeigu ankstesnių variantų jūs įsigijot namą, ar ne, tai jeigu jūs norėtumėt jį realizuoti, parduoti brangiau, jūs nebeturėtumėt kur gyventi. Jeigu jūs turite kelis, pavyzdžiui, butus, kurie yra pigesni, jūs galite parduoti tik tai dalį. Tai va, tai tokios investicijos, kaip sakyt, privalumai, kai jūs perkate didelį namą ir kai jūs perkate mažesnius, kurie generuoja ir padengia jūsų namo, galbūt kotedžo šitągi paskolos įmokas. Jo, tai matau dar keletą klausimų įvairių čia, tai prieš perinant prie kitos idėjos, dar šiek tiek juos irgi prasieisime. Iš esmės, čia 300 000 eurų ar žmogus turi, ar iš banko įima, jokio skirtumų nėra. Aurimas rodė abu variantus. Tai, kaip suprantu, jo pažįstama iš to atveju paskolą. Taip, tai buvo banko paskola, nes jinai banko darbuotoja, galbūt turi ir geresnės sąlygas, bet iš principo mes sutarėm taip, kad jeigu jinai būtų tą žinojus idėją anksčiau prieš pirkdama savo didelį būstą, jinai tikrai tą būtų pasidariusi, nes tai yra ir pasyvios pajamos ir galų gale jinai tikrai galėtų išsinuomoti už mažesnę sumą tą patį namą, nes jos pagrindinė idėja yra ta, kad po 10 metų jinai vis tiek norės parduoti tą būstą. Tai ypač, kai tai yra laikotarpis nėra toks ilgas, tai tikrai verta pamastyti, ar tikrai verta prisirišti prie to namo ilgam laikui. Apie nuomininkų pasirinkimą Žanas klausė šiek tiek iš ankstesnės temos, čia mes daugiau apie tai kalbėsim kaip tik kurse ant paslaptis, bet iš esmės vienas iš būdų tai yra jūsų sutarties punktai, taip, kokius jūs ten įtraukite tus punktus, jūsų tinkamo užstato nusistatymas ir jau taip filtruoja tam tikrus žmonės iš karto.
Na, o kalbant apie tai, ką daryti, jeigu neturiu pinigų ir panašiai, tai manau, kad pradėti pirmiausia reikia nuo žinių įsidėjimų į save ir bent jau apie tai, kaip surasti savo piniguose rezervo, ką galima būtų su jais padaryti. Tam yra, kad ir mūsų Starfish Academy įvadinį mokymą arba 11 savaičių programos, kurios kaip tik nuo rugsėjo prasidės. Kaip vienas iš variantų, rekomenduoju, pasidomėkite puslapį, rasite informacijos. Na, o kaip nuo nulio pradėti, atsiprašau, čia ne pas mus, ten yra kiti žmonės apie verslus nuo nulio pasakoja, tai mes biškai apie kitą dalyką. Taigi, ar nuomotojas moka už gedimus? Taip, už pagrindinius gedimus, jeigu, pavyzdžiui, sugenda pas jūs skalbimo mašina arba ten elektra dingsta ar panašiai, tai moka nuomotojas, jisai šalina gedimus. Mes lygiai taip pat darom savo būstuose nuomojimuose, kurios nuomojam kitiem. Aišku, jeigu pas jūs ten lemputė perdegė, tai gal ir patys pasikeisite ten, ar patys kažką sulaužėte, taip, bet jeigu tai yra dideli gedimai, tai pagal sutartį dažniausiai būna nuomotojo atsakomybė tas dalykas. Nebent jau jūs, kaip sakant, pasirašėte tokią sutartį neapdairę, kad už viską patys mokate ir tvarkote, nu, tai tuomet, aišku, jūsų problema. Ok, tai judame link 5. paskutinės idėjos. Pirmą kartą girdžiu, kad nuomotojas perka būtinę techniką. Na, matyt, netokia sutartis esate matę. Jeigu normalus nuomotojas, kuris rūpinasi savo nuomininkais ir nori, kad jie pas ilgai gyventų, tai jisai tikrai, jeigu ta būtinė technika buvo tuo metu, kai jisai įsikėlė nuomininkas pas jį, tai jisai rūpinsis ir pakeitimų tos nuomos. Nuomos sutartis kaip sudarote, kaip sudarome? Pasirašome, raštišką formą pasirašome, turime formas tam tikras ir jas naudojame kaip tik. Tai paskutinioji idėja, 5, kaip pasinaudoti tą taisyklę 1+1. Taip, 1+1 ir truputėlį trumpai, kas tai per taisyklė, tai dažniausiai žmonės labai nori kažką turėti naujo, droną, automobilį, nežinau, visą laiką atsiranda naujas televizorius, kompiuteris, telefonas ir panašiai. Tai situacija yra tokia, kad jūs norite įsigyti naują daiktą ir standartinis elgesys, ką žmonės daro, tai jie tiesiog randa pinigų, suranda ir jį įsigyja. Kaip aš juokauju, kad dažnai žmonės pas mus vaikščia su naujausiais telefonais, iPhone'ais ir visą ką, bet sako, neturiu pinigų, taupimui, ten investavimui tikrai neturiu, bet naujausią telefoną įsigyti pinigų atsiranda. Jo. Tai nestandartinis elgesys tai būtų investuoti taip, kad naujai įsigytas daiktas generuotų pasyvės pajamas. Kaip suprasti, tai yra taisyklė, kad tuos daiktus įsigyti 2, kad vienas būtų jum, o kitas būtų nuomojamas. Ir vienas iš tokių pavyzdžių tai yra sublokuotas namas, kur jūs galite iš karto statyti ne vieną namą, o statys iš karto 2. Tai yra viename jūs gyventumėte, o kitą galėtumėte išnuomoti ir tos gaunami nuompinigiai padengtų jūsų paskolą. Taip, tai pagrindinis privalumas yra tas, kad nuomininkas dengia jūsų paskolos įmokas. Ir tiesiog šiandien padarėm skaičiavimus viename iš bankų, tiesiog kad parodyti realų pavyzdį, kaip atrodo tos sumos realiai. Tai paskolos įmoka, jeigu kalbėtume apie tą patį sublokuotą namą, kredito sumą mes įrašėme 150 000, kas yra optimalus namas, sakykime, iki 150 kvadratų. Ir tokia paskola per mėnesį kainuotų apie 512 eurų. Ir jeigu sugalvotumėt statyti sublokuotą namą, tai yra šalia vienas kito, tai jau reikėtų jums šiek tiek didesnės sumos, tai yra apie 250 000 ir tokia įmoka kas mėnesį sudarytų 850 eurų. Tai vienas realus pavyzdys iš Aruodas LT, kur išnuomotas 113 kvadratinių metrų namas, už kurį per mėnesį nuomininkas gauna 990 eurų. Tai reziumuojant, statant vieną būsto paskola 150 000 eurų, įmokos dydis apie 500 su trupučiu eurų. Statant 2 tokius namus, būsto paskola bus apie 250 000 eurų, o įmokos dydis 860 eurų. Kitaip sakant, išnuomojus vieną iš šių namų
kažkokiai kitai šeimai, jūs per mėnesį gausite pasyvių pinigų srautą ir netgi būsite pliuse ir tie gaunami nuompinigiai dengs jūsų paskolos įmokas. Kitaip sakant, jūsų nuomininkas mokės už jūsų paskolą, o ne jūs. Ir štai čia todėl ir yra formulė 1+1 = 3. Jūs turite 2 namus, jūs turite nemokamai galimybę gyventi savo name, kuriam pasistatėte, nes jo įmoka bankui moka jūsų nuomininkai. Ir dar turite papildomų pasyvių pajamų iš nuomos ir įmokos skirtumų. Tai štai 1+1 = 3, o galbūt ir daugiau. Kitas pavyzdys tai būtų būtas savo, o kitas nuomai. Tai paimam pavyzdį, kad jūs norėtumėte įsigyti vidutinės klasės būstą, kurio paskola siektų 60 000 eurų. Ir 60 000 eurų įmokos dydis per mėnesį būtų apie 200 eurų. Ir vienas iš variantų būtų, kadangi bankai duoda papildomai paimti paskolą įsirengimui, tai įsivaizduokite, kad jūs 60 000 eurų skiriat vienam būtui, o už tuos kitus, kurie skirti įsirengimui, įsigijate antrą būtą. Tai kitaip sakant, vienas savo 60 000 eurų, o kito kaina yra 20 000 eurų, kurį jūs nuomojat. Tai kas gaunasi finale? Finale gaunasi įmoka 270 eurų per mėnesį. Nuoma, kurią gaunate apie 200-300 eurų per mėnesį, būtent už tą išnuomotą butą, ką mes rodėm ir anksčiau. Aišku, jeigu jūs nuomosit trumpalaikiai nuomai, už tai galite gauti ir didesnį pinigų srautą. Ir pasyvios išlaidos arba pajamos, tai yra, šiuo atveju yra nuo -70 iki 30 eurų per mėnesį. Ir va tokio realaus buto pavyzdys, jeigu aš galiu prisimenu Antakalnį, ne? Taip, čia Antakalnis. Capital reklama čia tik dėl to, kad rodo nuotraukos. Mums už tai Capital pinigų nemoka, kažkas mačiau klausė, reklamuojam Capital. Ar padarėme esame? Mielas gest, nežinau, kuris iš jūsų, mes rodėme prieš tai idėjas, kurias esam padarę. Čia idėja, kurią kaip tik šiuo metu svarstame mes šeimoje, kadangi žmona jau kurį laiką sako, kad reikia namo, tai mes nesublokuota, mes galvojam tiesiog imti namą ir papildomus dar keletą būtų, kurių nuoma dengtų kaip tik to namo išlaidas. Esam paskaičiavę, kad mums reikėtų maždaug apie 160 000 namui, tai apie 200 000 paskolos reikia, kad už 40 000 nusipirktume dar keletą papildomų būtų, kurie dengtų. Tai būtent ta filosofija, kurios mes ir mokome mūsų mokymuose visose, tai kad jeigu norite įsigyti pasyvą, pirmiausia pagalvokite apie aktyvus, kurie dengs jo išlaikymą, mes visą laiką ir vadovaujamės. Taip, nesąmonė, ko gero, ir už 15 000 įsigijus būtų gauti 300 nuomą. Turbūt nesąmonė, bet taip yra. Jo, šiuo atveju mūsų tikslas jums papasakoti ne apie tai, kaip sakyti, kažkokius nerealius sandorius, bet mes kalbam tai, ką mes darom, ir tie skaičiai jie nėra kažkokie išgalvoti, ar ne? Jurijus parodė išrašą iš savo Airbnb, ar ne, ir iš savo gaunamos nuomos, ir tai yra realios kainos ir sumos. Dabar kaip tą padarys, mes jau kalbėsim šiek tiek vėliau, ar ne, kitose kursuose, bet tai yra įmanoma, tik reikia šiek tiek finansinio raštingumo ir žinoti tam tikras taisyklės ir strategijas. Ja, prašau, aš tik suprasti, kad tai šiuo metu taip, tai yra tokios sumas. Tai nereiškia, kad ten po 3 metų mes tokias gausim. Gal pasikeis rinkos situacija ir jos bus dar didesnės, o gal bus mažesnės. Kažkiek sviruoja, bet nuoma jinai yra tas dalykas, kuris tikrai nenukris nuo 300 iki 20 eurų. Taip, reiškia, jūs būtent dėl to tesdami tą dalyką, jūs išgaunate stabilumą, kadangi jeigu kažkiek pakrenta nuomos kainos, jūs jau turite 2-3 objektus, kurie bendrai atsveria tą patį pinigų kiekį. Tai tiesiog klausimas tų pačių objektų kiekyje ir išradingume, kaip juos įsigysite. Jeigu dar šiek tiek grįžti prie ankstesnio, kur aš minėjau, kad esu bankrutavęs ar ne, tai kaip pavyzdys, kai mes investavome tuo metu investicinius fondus, tai per berods 2-3 mėnesius ta mūsų keliasdešimt tūkstančių litų tais laikais nukrito 75%. Ne, tai su nekilnojimu turtu taip nebūna, kad per tokį trumpą laikotarpį būtų tokia stipri didelė korekcija. Ne? Tai kalbant apie banko pinigus, visų pirma, bankas ne vienintelis šaltinis pinigams skolintis. Antras dalykas, jeigu jūs skolintis, pavyzdžiui, namo statybai, tai jūs pinigus imate ir jo įrengimui ir bankas nežiūri,
kiek ten lygiai 1000 jūs išnaudojate įrengimui to namo, o kiek ten už tai nusipirkote papildomą butą. Taigi galite tos pinigus šiek tiek laisviau valdyti, svarbu teisingai pateikti informaciją bankui. Ok, tai štai 5 idėjos, kurias norėjom jums pateikti. Tikiuosi, kad dalis iš jų jums buvo naudingos ir tuomet paskutinis klausimas, o nuo kogi tuomet pradėti, ką galima daryti. Taip, standartinės nuomos Vilniuje irgi ne 200 eurų, kaip mes kalbame apie būtent išradingesnius būdus. Kągi pradėti, kaip pradėti investuoti ir čia daug klausimų buvo, tai ką daryti, pinigų neturiu, kur pradėti, arba gerai, čia idėjas, kur rasti būtą, kur kaip čia išnuomot už 300 ir panašiai. Tai pirmas dalykas, jeigu jūs tiesiog apskritai nežinote, kaip investuoti, kur, kas tas peer-to-peer, kas tas investicinė grąža ir ar nekilnojamas turtas jums tinka ar ne, rekomenduoju pradėti nuo mažų įvadinių mokymų, pasidomėkit mūsų svetainėje ir ateikit ten ir pasikalbėsime gyvai. Na, o tiem, kas jau nori konkrečiai nekilnojamą turtą pradėti investuoti ir įgyti tų strategijų ir žinių daugiau, tai Robertas Kiyosakis yra pasakęs frazę, ne kartą turbūt girdėta daugeliu iš jūsų, kad vienintelis galingiausias aktyvas, tai iš esmės tas būtent šaltinis, kuris gali generuoti jums pajamas, yra ne kas kitas, kaip mūsų protas, kurį mes turime. Ir jeigu tą protą tinkamai ištreniruoti, tai jisai gali nešti milžinišką turtą, praktiškai akimirksniu, ir būtent tada jūs pamatote galimybės ir kaip išnuomoti už brangiau, ir kaip įrengti taip, kad žmonės norėtų mokėti daugiau pinigų. Čia nėra jokių apgavyšių ar ten kažkokių tais nebūtų dalykų, tai yra tiesiog gebėjimas pamatyti tai, ko nemato kiti žmonės. Mūsų svetainėje jūs pamatysite vėliau ir iš esmės webinaras tenais lygiai taip pat buvo, tai yra starfish.academy ir jeigu lietuvių vėliavėlę paspausite, tai lietuvių kalbą nueisite. Tai webinaras buvo toje pačioje svetainėje. starfish.academy. Tai apie nekilnojamą turtą, jeigu kažkas norėtumėte pradėti aktyviai praktikoje taikyti veiksmus, pradėti investuoti nekilnojamą turtą, kursas investavimo į NT paslaptis. Kartu su Aurimu Levicku paruošėme šį kursą jums ir jūs galite įsigyti šio 7 dienų arba 5 dienų priklausomai nuo to, kokį modulį jūs pasirinksite kurso, kuris vyksta internetu, įrašus, savarankiško mokymusi, kurie leidžia jums pasinerti į NT investavimo paslaptis, į praktinius dalykus ir 5 dienas iš eilės arba 7 dienas iš eilės gauti gyvų vykusių webinarų įrašus, maždaug nuo valandos iki 2-2,5 netgi kartais trukmės. Ir šio kurso tikslai kaip tik ir yra supažindinti jūs su investavimu į nekilnojamą turtą, padėti jums daryti mažus žingsniukus, nuo kurių galima pradėti investuoti, padėti atrasti sandorius, kurie yra žemiau rinkos kainos, apie tai būtent mes kalbame tame kurse, kaip rasti tuos geresnius negu vidutiniai sandoriai ir nesvarbu, ar tai yra ekonomikos pakilimas ar ekonomikos nuosmukis, tokių sandorių visą laiką galima rasti, jeigu žinote, kaip tai daryti ir imatės veiksmų. Skirtumas galbūt tik tais, kiek tų veiksmų reikia padaryti. Vienu atveju šiek tiek daugiau sandorių peržiūrėti, kitu atveju mažiau. Parodyti būdus, kaip galėtumėte nesudėtingai pakelti NT vertę. Tai šito kurso metu jūs kaip tik sužinosite, kaip galėtumėte paimti nekilnojamo turto objektą, pakelti jo vertę taip, kad padidintumėte savo investicinę grąžą, kurią gausite iš nuomos arba taip pat ir galėsite parduoti. Bet mūsų orientacija būtent yra į galimybę suteikti jums pastovės pasyvias pajamas iš nekilnojamo turto nuomos. Taip pat jo metu kaip tik ir sužinosite, kaip gauti 30% arba didesnę grąžą iš investicijų į nekilnojamą turtą. Šito kurso dėka jūs kaip tik atrasite būdų, kaip tokią grąžą gauti ir jums. Ir aišku, jo tikslai yra pasidalinti su jumis strategijomis, kaip susikurti pasyvių pajamų srautą, viršinti jūsų mėnesio išvadas, juk ko gero į pasyvias pajamas ir labiausiai reikėtų orientuotis, jeigu jūs norite pagerinti savo gyvenimo kokybę, bet neįgrimsti į dar didesnį užburtą žiurkių ratą, kuris yra dirbu, apmoku sąskaitas ir mes ką tik šitame nemokame webinare parodėme jums net keletą būdų, kaip jūs galite NT pagalba pasigerinti tą savo gyvenimo kokybę, bet nemokėti už tai iš savų pinigų. Tai pasyvių pajamų srautas, kaip padaryti taip, kad jūs galėtumėte gauti kaip minimum savo mėnesinės dabartinės pajamas pasyvių pajamų pavidalų. Šito kurso dėka kaip tik jūs apie tai ir sužinosite. Ką mes ten nagrinėsime? Keletą tiesiog temų, kurios bus nagrinėjamos šio kurso metu. Tai pirmiausia, pradėsime nuo tokių bendrinių dalykų, tai yra investavimo tikslai, kam apskritai investuoti į nekilnojamą turtą, kaip jas nusistatyti, kas yra investavimo planas,
kas yra ta auksinė investavimo taisyklė 110-3-1, kodėl jinai taip veikia, apie tai sužinosite, jeigu dar nesate pradėję investuoti nekilnojamą turtą ir norite žengti pirmosius žingsnius, kaip ieškoti tų sandorių, ką geriausiai investuoti, kokie tipai nekilnojamo turto yra, taip pat kaip pakelti nekilnojamo turto vertę, ką tik minėjau, kaip tik sužinosite, kaip ją pakelti, kokie būdai, kas yra investuotojo remontas, kuo jis ypatingas, kuo jis skiriasi nuo tradicinio remonto, kokie TNT tipo pavyzdžiai, kuriuos galima būtų pasirinkti jūsų investavimui, taip pat kokiegi tie mokesčiai yra mokant nuo nekilnojamo turto nuomos arba pirkimo pardavimo, kuo jie skiriasi, kokios yra išimtis, visą tai jūs sužinosite šito kurso metu. Na ir aišku, kaip investicinę grąžą, kaip ją teisingai skaičiuoti, yra daug skirtingų būdų, galima skaičiuoti vienaip, galima kitaip, tačiau kaipgi tiksliai ją paskaičiuoti, kaip pamatyti, kaip greitai jūsų pinigai jums grįžta ir iš kokio mėnesių skaičius reikėtų dalinti, apskritai, ką reikėtų įtraukti į tą jūsų investuotą sumą. Tai sužinosite irgi šito kurso metu. Ilgalaikė, trumpalaikė nuoma. Kuo skiriasi, kokie privalumai vienos, kokie trūkumai, ką galima gauti vienu atveju, ką kitu, kokiu atveju geriau pasirinkti vienokį arba kitokį scenarijų. Tai sužinosite irgi šiame kursą. Ir aišku, praktinės strategijos, kurias mes patys naudojame, kurias mes patys praktikoje taikome, bus jums pristatytos tiek paprastos, tiek sudėtingesnės strategijos, kurių dėka jūs galėsite jau dabar pradėti iš karto imtis investavimo į nekilnojamą turtą veiksmų, arba jeigu pamatysite, kad šiuo metu galbūt rinkos situacija nėra paranki, kaip minimum bent jau žinoti strategijas ir pritaikyti jas tinkamų metų rinkoje. Ir daug kitų temų šitame kurse, taip pat ir įrankiai, kuriuos jūs galėsite tiesiog imti ir naudoti, įrankiai, kurių dėka jūs galėsite greičiau įsivertinti vieną arba kitą nekilnojamo turto objektą, jisai galės būti lengviau atpažintas kaip patrauklus jums, įrankiai, kurie padės jums pasirašyti geresnės sutartis su nuomininkais, taip pat netgi ir nuomininko atrankos anketą, visą tai, kurią mes paruošėme jums medžiagą, įrankių šablonų pavidalų jūs gausite dalyvaudami šituose mokymuose. Ir žinoma, mes žinome šitų kursų naudą, jau nemažai žmonių, praškai virš 100 žmonių praėjo šitos kursus gyvuose kursuose, kai mes juos darėme pirmą kartą ir jie gyvuose webinaruose dalyvavo ir atsiliepimai yra labai geri, jūs galite juos pasiskaityti ir kurso puslapyje, žemiau yra žmonių, kurie dalyvavo Facebook komentarai. Ir aišku, būtent dėl to mes taikome 100% pinigų grąžinimo garantiją, kas reiškia, kad jeigu jūs praeisite kursą ir negausite idėjų, negausite naudos savo, jūs galite prašyti ir mes grąžinsime pinigus be jokių papildomų klausimų. Kokiosgi to kurso kainos, už kurį jūs galite nusipirkti patį kursą? Iš esmės internete svetainėje ntpaslaptys.lt jūs galite pamatyti štai tokias viešas kurso kainas. Galima įsigyti arba bazinį modulį, tai yra 5 užsiėmimai, kurio kaina yra 127 eurai. Pro modulis dar papildomai 2 užsiėmimai, jau gilesnė informacija, gilesnės strategijos ir 197 eurų kaina, bei visas kursas, ko gero pati geriausia investicija, 7 užsiėmimai, 227 eurai, tai yra pinigų suma, už kurią jūs gaunate visus užsiėmimus, jų įrašus, visą papildomą medžiagą į savo elektroninio pašto dėžutę ir jinai visą laiką yra prieinama jums, jūs galite visas tas strategijas naudoti, įrankius, kuriuos mes naudojame, naudoti kartu su visais veiksmais, kurių yra mokama šitose kursuose. Bet jums, kadangi jau investavote laiką į šį webinarą ir parodėte, kad domitės šitą temą, mes turime specialų pasiūlymą ir šituos mokymus jūs galite įsigyti už specialią kainą, kurią kaip tik dabar matote ekrane, tai yra 67 eurai bazinis modulis, 127 eurai pro modulis ir 147 visas kursas, mano galva geriausias pasirinkimas, nes viso labo 147 eurų investicija į žinias ir strategijas, kurių pagalba jūs bent vieną sandorį įsigiję, padarę nekilnojamo turto sferoje, jau galite susikurti savo kasmėnesinį pasyvių pajamų srautą viršijantį investiciją į visas šitas žinias ir šito kurso kainą. Tad galite pasirinkti bet kurią iš šitų variantų, šitų galimybių ir šios kainos galioja jums 72 valandos nuo tada, kai matote šitą webinarą ir jūs jas galite pamatyti nuorodą, kuri dešinėje pusėje dabar pas jūs iššogo webinaro kambarį, specialus pasiūlymas, paspauskite ant jos ir tenais jūs atrasite kaip tik specialų slaptą puslapį su šiom kainomis.
kurios, kaip ir minėjau, galioja jums lygiai 72 valandas nuo tos momento, kai aš jas įvardyju. Ir jeigu jūs norite pasirinkti kažkurį iš šių variantų, tiesiog nuėjkite į puslapį, pasirinkite jums tinkamą mokymosi paketo variantą ir į apmokėjimo formą galite pasinaudoti šitomis kainomis ir pradėti mokytis jau sekančią minutę po jūsų apmokėjimo. Ir vos tik pradėsite taikyti šitą žinias, aš esu tikras, kad šitą investiciją jums apsipirks su kaupu, bent jau atradus pirmąjį savo, kad ir labai nedidelį netgi objektą, kurį beje su kai kuriomis iš idėjomis gautomis kurse, kaip jau ir matėte, galėsite įsigyti netgi su labai nedideliam savo investicijom arba ir visiškai be savų pinigų. Tad su tais, kas įsigysite kursą, mes susigirdėsime tenais ir be viso to galėsime pasibendrauti ir specialioje uždaroje Facebooko grupėje, kuri yra prieinama šitą kursą įsigijusiems dalyviams. Tiek iš mūsų ir mes su jumis pasimatysime kitose mokymuose. Iki.